Sveiki, mano vardas yra Anastasia. 2019 m. gruodžio mėnesį aš lankiausi pas stomatologą. Reikėjo padaryti nedidelę operaciją ir man suleido vaistus narkozei sukelti. Aš pajaučiau didelį lengvumą. Jausmas buvo tarsi kilčiau aukštyn. Atsimenu, aš dar pamaniau, jog tai nėra normalu. Man tai buvo pirmas kartas, kai man suleido tokius vaistus, tad aš nežinojau, ar reikia nerimauti, ar viskas taip ir turi būti. Ir staiga pajutau, kad aš tiesiog išėjau iš savo kūno. Viskas pasikeitė ir sekundėliai supanikavau. Žiūrėjau į savo kūną iš aukščiau, būdama prie lubų. Pirmoji atėjusi mintis buvo, kągi aš čia darau palubėje. Žiūrėdama į savo kūną, nustebau ir pagalvojau, nejaugi aš miriau. Ir kai tik aš suvokiau tai, iš karto pasikeitė mano situacijos suvokimas, pasikeitė mano minčių procesas. Kadangi aš esu palubėje, o ne kūne, supratau, jog tikrasis aš esu čia esanti virš kūno ir iš tikrųjų aš nesu kūnas. Staiga aš išnykau iš stomatologo kabineto ir atsidūriau būsenoje, kurioje buvo neapsakoma palaima, vienybės bei pilnatvės jausmas. Tačiau kas buvo įdomu, kad atėjo jausmas, jog yra būtent taip, kaip ir turi būti. Manyje nebuvo jokių trūkumų. Ir toje aplinkoje, nors ji ir buvo tuščia, aš jaučiausi nuostabiai, ten jaučiau komfortą bei ramybę. Ir šie visi jausmai nebuvo tokie, kuriuos mes patiriame žemėje. Visi jausmai buvo pilni ir nebuvo taip, jog man kažko trūktų. Mano sąmonė pradėjo didėti ir manyje atsirado visos žinios, kurios tik buvo įmanomos. Ir taip pat įdomu, jog anapus nebuvo jokio laiko, taigi viskas vyko tuo pačiu metu. Nors dabar viską pasakoju nuosekliai, bet anapus viskas vyko vienu metu. Manyje atsirado matymas į visas puses. Ir taip pat aš galėjau matyti iš kiekvienos egzistuojančios būtybės pozicijos kiekvieną egzistencijos akimirką, nuo pat pradžių per visą amžinybę. Taigi aš galėjau pamatyti kiekvieną egzistencijos tašką, bei pajausti bet kokią egzistuojančią patirtį visatoje. Ir viskas buvo dalis manęs, ir aš buvau visko dalimi. Ten buvo ištisa vienybė. To papasakoti žodžiais yra tiesiog neįmanoma ir to negalima patirti žemėje. Pavyzdžiui, žemėje mes susitinkame su draugais, su šeima ir mes jaučiamės labai artimi vienas kitam ir jaučiame, jog esame kartu, kaip vienas, tarsi vienas kito dalis. Tačiau tai yra tik labai tolimas jausmas mano patirtos vienybės anapus. Tai, ką patyriau, buvo tai, jog nebuvo skirtumo tarp manęs ir tavęs, nebuvo skirtumo tarp manęs ir mano šuniukų, arba tarp manęs ir augalų arba planetų, nebuvo jokio skirtumo tarp manęs ir visų visatų. Taigi, būdama anapus ir žinodama viską, supratau, jog nėra jokių klausimų. Man klausimai kildavo tik todėl, kad aš ką tik buvau fizinėme kūne ir bandžiau susiorientuoti, kas vyksta. Bet tuo pačiu metu aš niekaip negalėjau užduoti jokių klausimų, kadangi visos žinios buvo iš karto prieinamos, bet aš galėjau būti smalsi dėl vieno ar kito. Ir kai man pasidarydavo dėl kažko smalsu, į mano sąmonę ateidavo pilnas atsakymas. Esant fizinėme kūne, kad kažką suvoktume, mums reikia laiko. Norint rasti informaciją, mes turime jos ieškoti ir turime ją įsisavinti, išmokti bei integruoti.
Tačiau anapus viskas buvo žinoma tuo pačiu metu ir viskas buvo prieinama akimirksniu. Nieko nereikėjo įsisavinti ir nereikėjo analizuoti. Ten buvo tiesiog visko žinojimas. Būnant anapus ir žinant viską, aš suvokiau, jog nėra nei blogio, nei gėrio, nėra nei teisingo, nei neteisingo ir nėra jokių pamokų, kurias turime išmokti. Vienintelis dalykas, kurio mes norime kaip siela, yra gauti naują patirtį. Taigi mes norime patirti fizinį gyvenimą per mūsų fizinį kūną. Taip pat pastebėjau, jog mano fizinė egzistencija buvo sunkiai suvokiama būnant anapus. Taigi, jeigu aš norėčiau kitai sielai papasakoti apie savo fizinį gyvenimą, apie fizinį kūną, apie savo skausmą, apie įvairias patirtis, tas man būtų labai sudėtinga padaryti, kadangi tie dalykai anapus nėra pilnai suprantami. Kas yra suprantama, tai mūsų jausmai, ką mes esame pajautę gyvendami šioje žemėje. Ir paliekant gyvenimą žemėje, mes pasiimame visus jausmus, kuriuos patyrėme per visą savo gyvenimą. Anapus aš galėjau patirti savo ir visų kitų visus jausmus egzistuojančius šioje vienybėje. Nors mes ir patiriame daug skausmo bei traumų gyvendami žemėje, tačiau anapus, būnant vienybėje su ta neįtikėtinai stipria meile, joks skausmas nėra pasiekiamas. Mano sąmonė nuolat augo ir pastebėjau, kad tai įgavo pagreitį. Kai tik suvokdavau vieną dalyką, manyje iš karto atsirasdavo smalsumas dėl keleto kitų dalykų ir pradėdavau gilintis į skirtingus dalykus. Buvo toks įspūdis, jog mano smalsumas ir mano sąmonė įsiliepsnojo ir norėjo žinoti daugiau ir daugiau. Negaliu pasakyti, kiek ilgai buvau anapus, nes ten laiko juk nėra, tačiau būnant ten aš jaučiau, kad praleidau visą amžinybę. Atrodė, kad man, tai sielai, kuria aš esu, nebuvo jokio galo. Taip pat niekam nebuvo jokių ribų ir jokios pabaigos. Ir toji visų sielų vienybė nuolat plėtėsi be galo, ir mes visi esame tos vienybės dalis. Taigi kažkuriuo metu stomatologas man kažką padarė ir atrodė, kad aš buvau dviejose vietose tuo pačiu metu. Jis pasilenkė prie manęs ir pajudinęs mane už peties paklausė, ar su manimi viskas yra gerai, ir tuo metu aš grįžau atgal į kūną. Tačiau į savo kūną aš grįžau nepilnai. Aš atsimerkiau ir vienintelis, ką pagalvojau, oi ne, aš noriu grįžti atgal. Ten taip nuostabu, nėra jokio skausmo, jokios kančios, aš noriu grįžti į ten. Aš visaip bandžiau pasilikti anapus. Sėdėdamas stomatologo kėdėje, rankomis bandžiau tarsi pasiekti anapus, bet buvo toks įspūdis, jog viskas nuo manęs tolsta ir viskas slysta pro mano pirštus tarsi smėlis. Deja, su savimi iš ten nieko negalėjau pasiimti. Vienintelis dalykas, kurį pasiėmiau, tai faktas, jog mūsų fiziniai kūnai yra tiesiog jutiminis prietaisas mūsų sielai tam, kad gautume informaciją iš šio fizinio pasaulio. Taigi, mūsų kūnas yra kaip įrankis renkantis informaciją fizinėme pasaulyje ir ją tiesiogiai perduoda mūsų sielai. Taip pat aš supratau, jog šioje žemėje iš tikrųjų nėra jokio blogio ir nėra jokių galimybių, kurios tave galėtų atskirti nuo tos meilės, nuo tos palaimos bei vienybės anapus. Mūsų tikslas žemėje
yra tiesiog patirti, kas yra fizinis pasaulis. Praėjus daug laiko po to įvykio, galiu pasakyti, jog susijungimas su ta vienybė anapus manyje kažkiek išliko ir dabar aš gyvenu laukimu, kada grįšiu į ten, iš kur atėjau.